Labas vakaras, palaukime, kol prisijungs daugiau žmonių ir aptarsime šiandien naujuosius Sincero Salon Color geliukus. Bei spalvytės, žinoma. Labas vakaras, parašykite Girdis, Matas, Rūta, labas. O kaip malonu. Girdis, Matos, sveiki visi. Po truputį matau, kad jungiasi žmonės, taigi, aloha. Iš karto noriu pasakyti, kad aktyviausi live dalyviai, tiksliau vienas aktyviausias, laimės prizų nuo manęs su Sincero kartu. Girdisi, matosi puikiai, labai šaunu, biški pergyvenau dėl ryšio, nes darbe kartais stringa, bet tada labai gerai. Taigi, ką mes šiandien su jumis turėsime, tai aptarsime naujuosius geliukus. Tikriausiai jau matėte, naujienos yra įkeltos. Jų visas spalvas yra 6, viena iš jų jau mano klienčių mėgstamiausia, būsiu aktyviausia, gerai Rūta. Matome, sveiki, ačiū visiems. Kas atsiliepėt, viskas puiku. Ir naujausia Gel Polish kolekcija lygiai taip pat. Pasižiūrėsime, kokius atspalvius mes čia turime. Bei pažaisime su virštiniam formom. Taigi, taip aš apsiverčiu kamerą. Tikiuosi, kad viską matysit. Tik tai aš jau čia komentarus blogiau matysiu, bet nieko kažkaip. Nuo ko norėčiau pradėti apskritai? Tai man įdomu, merginos, sakykite, kiek iš jūsų savo visus gelius, bazės ir panašiai testuojasi prieš pradėdamas dirbti su jais. Parašykite į komentarus, ar testuojate savo produkcijas prieš pradedant darbus. Taip, tuo šviesą pasireguliuosiu. Galina, kaip sekasi? Taip. Nuo ko mes pradėsime? Šiaip mano favoritas iš karto tapo tik atsidarius, tai būtent šis atspalvis Invisible Nude. Testuoju visada, šaunu, kad testuoju visada ant savęs. Ką reiškia testuojame ant savęs? Visada. O kaip testuojate? Jūs pasižiūrite jų kietumus, elastingumus ir panašiai. Ką mes naudosim? Tai aš naudosiu Sincero teptuką. Man labai patinka, kad jis štai toks ovalus ir geliui. Tikrai, dabar, kad užfokusuotų, puikiai tinkantis, bei ganėtinai minkštas ir nėra storas. Ką mes su jumis pasidarysime? Tai pasiemam tokį truputį didesnį kiekį medžiagos. Ir įsivaizduokit, kad darot išlyginimą, išsitemkite savo tą juostą, tokį storesnį biškį kiekį, kaip dėtumėt ant nagučio, tarkim, ne? Ir lygiai taip pat šalia pasidarykite plonesnę juostelę. Pasitikrinti, ar išploninus laisvą kraštą, jisai pas jūs nesulūš iš karto. Tokį realiai, kaip darytumėte laisvam krašte. Ir polimerizuojame minutę laiko, kaip skelbia gamintojas, nors galiu į masažą kartu. Kokius tu masažus jau nori? Galiu masažę pasijungiau pažiūrėti. Žiūriu, čia linksma šiandien. Pas mus bus linksma, gerai. Taigi, prasipolimerizuosime spalvytę minutę laiko. Nors šiaip asmeniškai aš pati visada visus gelius polimerizuoju 2 minutės, man taip yra žymiai ramiau. Dabar žiūriu per kamerą, spalvos gelių atrodo tokios ryškios, nors realybėje, patikėkit, jos nėra tokios ryškios, o labiau tokios pastelinės. Ypač, tarkim, šitą levandų, iš arčiau galite matyti, čia mano blizgučiai yra įkišta į ją. Labai faina spalvytė, kaip ir Creamy Rose. Pasižiūrėkite, iš toli jinai tokia ganėtinai rožinė, iš arčiau jinai tokia grinai baby pinkas, sakyčiau, netgi vis tiek kamera neperduoda taip atspalvio, koks gražus atspalvis pas ją būtų. Apskritai, šie geliukai, gamintojas skelbiama, kad yra tiksotropiniai, bet aš juos labiau priskirčiau prie savaime išsilyginančių geliukų. Nes tikrai jais galima išsilyginti. Ką mes padarome? Išsitraukiame savo gelį, palaukiame, kol jisai, savaime išsilyginantis šie geliai. Parlekiu. Savaime išsilyginantis būtent šie geliukai yra.
Taip, palaukiam, kol truputuką atvės mūsų geliai. Būtinai nedarome iš karto ant karšto ir nusiėmus. Matote, manikiūro meistras su išdraskytom odelėm ir lenkiame jį. Čia yra plonesnis sluoksnis, pasižiūrėkit. O, fokusas. Jisai nelūžta, aš jį realiai lenkiu stipriai, tai vadinasi, su šiuo geliu mes galime drąsiai išsiploninti laisvą nago kraštą ir jisai jum nelūž. Nes būna geliai, kuriuos tikrai paploni laisvą kraštą labiau ir po to stebiesi, atrodo, kad ir kietas, viskas faina, o jisai subirėjo. Linija 6 atspalviai. Linija turi 6 atspalvius. Koks čia masažas, man įdomu, kad galima dar masažo metu čatinti. Tiksliau, rašyti komentarus. Ir pasižiūrime jau storesnį sluoksnį, o čia jau jo nebesulenkti. Šis gelis tikrai yra labai kietas. Bandau visaip. Ir jūs jo nesulaužysit, nesulenksite. Iš tiesų šiuos gelius rekomenduočiau naudoti priauginimo metu, korekcijų metu, bet nedengti natūralų nagą, ypač ką reiškia nedengti natūralų nagą, kai trumpinate nagučius į nulinį ilgį, ta prasme nelieka visiškai laisvo krašto, nes jam reikėtų pašalinti panagę. Limfadrenažinis, oi kaip fainai. Taigi, su šiais geliais nusprendžiau jums šiandien parodyti štai tokį, žiūrėkite, efekčiuką. Kaip padaryti tai su viršutinė forma. Kodėl man šitas gelis labai patiko, nes jau pačią pirmą dieną, matote, panaudota, kaip sakant, gerai. Ne pirmą dieną, bet pirmą dieną klientės jau jo užsiprašė, o mes su jumis pasidarysime štai tokį ambre tiesiai su blizgučiais ir tiesiog geliu. Tiesiai viršutinėje formoje. Aš manau, tokių blizgučių visos turite, ne? Iš tiesų planuose buvo parodyti jum kai ką kitą, bet kadangi apsirgau, tai... O kai gelis kietas, jau galima dėti dar sluoksnį ant viršaus. Kaip suprasti dar sluoksnį ant viršaus? Dar sluoksnį ko? Tai čia būtų spalvos ar ko būtent? Patikslinkite truputuką klausimą. Taip, čia yra būtent naujausia tiksotropinių geliukų kolekcija. Iš arčiau parodysiu visas spalvas, bet žinokit, ant kameros jos atrodo daug ryškiau. Strawberry Pink visiškai kitokios spalvos, jinai tokia dabar ryški, čia atrodo iš tiesų, jinai tokia labiau netgi, sakyčiau, turinti rausvų atspalvį ir jinai turi savyje kažkiek skaidrumo. Nėra 100% maskavimo. Coral Paradise irgi ant kameros, man atrodo, tokios ryškios, bet iš tiesų jos tikrai nėra ant tiek ryškios spalvos. Šitą, kažkiek jau kamerai panašumo. Bet žinot, čia yra būtent šių metų ta tokia persikiuko spalvytė. Tai čia grinai Light Ivory. Kam reikalingas geliukas pagal šių metų tendencijas, tai žinokit, čia yra būtent ta spalva, kuri šiuo metu trenduose. Taip, šie geliai tinka nago prailginimui ir priauginimui. Galite matyti, jie tikrai yra savaime išsilyginantis, nes kuo puikiausiai teka į visas pusės. Bet nėra iš tų, kur visiškai skisti. Ne, vidutinio maskavimo tik tai iš šitų atspalvių būtų 2, tai būtent Invisible Nudas, kuris šiaip be to man, žinot, ką jis primena? Realiai laisvo krašto spalvą. Ta prasme, visiškai natūraliai pereina labai gražiai ir turbūt natūralesnio atspalvio aš nesu mačiusi, jau su klientė bandėm ir viena pasakė, klausyk, čia yra mano spalva. Ar galima dar dėti antrą sluoksnio gėlio? Aišku, kad galima. O kodėl negalima? Net keista pasidarė. Levandų spalvytė ir jinai tikrai tokia labai graži ir tikrai levandinė, bet truputį baltesnė, negu jūs matote ją per kamerą. Tikrai baltesnio atspalvio. Kai sukietėja, žinoma, žiūrėkite, kai jūs darote priauginimą, ne? Įsivaizduokim, jau pradėjote dildžiuoti. O aš tuo tarpu jau pradėsiu, jums pasakosiu ir pradėsiu ruošti po truputį dizainą. Pasiemam truputį lašiuką gelio.
Įsivaizduokite, vat jūs pasiėmėte savo dildžiuot kvadratą ir netyčia nudildžiavote per daug, sakykime, į šoną. Ką jūs darote? Automatiškai jūs, taip, iš kažkur jau čia mėlynas pas mane, man jo nereikia. Automatiškai jūs ant viršaus dadedate gelio, dastatote dingusi kampą ir vėl polimerizuojate. Tai tikrai drąsiai galite tą patį daryti ir su šiais geliais. Taip, taip, taip. Įdomu, kaip dildžiuojasi. Pamatysim, kaip dildžiuojasi. Šitą tikrai pamatysim. Bet šiaip galiu pasakyti, dildžiuojasi lengvai, nes jau teko dildžiuoti ir ne kartą. Ką mes su jumis pasidarysime? Kaip pasidaryti va tą ombre dizainiuką, kurį aš jums rodžiau. Pasiemam truputuką gelio ir prasitempiam per visą ilgį, kiek mes planuojam daryti ilgį, viršutinės formelės. Pasidarome savo tokias ale šlapes grindis. Tada jau pasiemame savo paruoštą blizgutį ir modeliuojame jį formelėje. Mergina, savo klausimus rašykite, aš kai baigsiu čia šitą modeliavimo procesą, persiskaitysiu ir atsakysiu jums tikrai visus klausimėlius. Pažaidėm truputį, patempėm į apačią. Ir pasimkime daugiau gelio, kad dasidėt, sakykime, savo architektūrą. O čia aš ryškiai per daug jau pasiėmiau. Jisai linkęs patekėti į odeles, nes tai yra savaime išsilyginantis, bet nėra iš tų, kur iš karto, sakykime, teka. Ta prasme, modeliuoti galima lengvai. Ir pažaidžiam truputį. Pamaišom. Šiaip šį dizainą jums turėjau šiandien daryti ant modeliuko. Matot, kaip jau maišosi. Bet kadangi apsirgau, tai nusprendžiau žmonių neužkrėtinėti ir paprašiau modeliuko visgi neatvykti. Galėčiau demonstruoti ant savęs, bet kadangi aš turiu 2 kairės rankas, tai patikėkite, tas dizainas išeitų kaip nežinia iš kur. Pasižaidėm, pažiūrėjom, kad pereitų gražiai mūsų blizgučiai ir polimerizuojam. Žinau, kokius gelius per bazinį kursą naudosim. Naudosim, Rūta. Marta, išnešiojimas, galiu pasakyti, flexi bazė, naudoju trinimui ir naudoju ją jau ilgesnį laiką, ta prasme, kokius 3-4 mėnesius esu pirkusi šią bazę įtrinimui. Ją naudoju nesilpniem nagam ir išnešiojimas kuo puikiausiai išsinešioja. Manau, mūsų išnešiojimai priklauso ne nuo gelio, o nuo to, kaip mes paruošiam nago plokštelę ir kokį pagrindą pasirenkam. Tai palaukit, grįžtu prie jūsų komentarų. Taip, kai sukietėja. Parodysiu dar ant tipso, kaip modeliuojasi pati medžiaga. Kadangi matau klausimas, ar kiek pastovi, ar pateka į odeles, tai kad matytumėte. Va, teisingai tobulo manikiūro tarnyba. Mes niekada nešalinam 100%, nebent buvo atšokimai. Šie dizainai visada puikiai žiūrisi. Taip. Man kas dar patiko, žiūrėkite. Šiaip tiesiog, kad prieš laivas tiesiog pasibandžiau. Šis gelis yra 100% maskavimo, bet lygiai tą pačią techniką nusprendžiau pasibandyti. Su 100% maskavimu įdėjau į abi pusės blizgučio, per centrą, per viduriuką pas mus ėjo labiau gelis. Galit matyti, o blizgučiai per vidurį ir galiukę. Tai netgi su 100% maskavimu vis tiek mes galime žaisti su tokiais dizainais.
tiks bet kokia bazė įtrinimui. Taip. Nu ir ką mes žiūrime? Išsiemam iš viršutinės formelės, ane? Labai fainai, labai gražiai išsilieja. Ir žiūrėkit, pasitikrinkime gal iš karto ir kietumą paviršutinės formelės. Tik to išsivalau lipnumą. Ką reikėtų naudoti silpniems nagams? Priklauso, ar tai būtų priauginimas, ar lakavimas būtent. Nu, pasižiūrim. Tikrai kieti ir negaliu pasakyti, kad aš dariau storą sluoksnį. Dariau standartiškai, kaip dirbu su savo klientėm. Gelis kuo puikiausiai, tvirčiausiai laiko. Pilnai užsipolimerizuoja 100% maskavimo gelis. Taip. Nu, aišku, jeigu krausite 3, sakykime, milimetrų ar 4 milimetrų storio sluoksnį, tai žinokit, jis tikrai abejoju, kad pradžiūs, bet čia jau būtų su visom įmonėm tas pats. Nu ir ką, jumgi buvo įdomu pasižiūrėti, kaip dildžiuojasi, ne? Pasižiūrim, kaip dildžiuojasi. Palaukit, kad man būtų patogiau laikyti. Padarysim taip. Dildžiuosime taip. Naudosim, aišku, dildę Sincero salono, žiūrėkite. Kas patiko man šiose dildėse, iškart galiu pasakyti, kad visi kraštai yra iš karto nubukinti ir tarkim, dirbant su klientu, jum nebereikia paimti atskirai bafo ar kitos dildės ir brūžinti. Pasiemam dildę 108-200 kem gridų ir pabandome padildžiuoti. Žiūrėkite, dildžiuojasi labai minkštai, labai lengvai. Vienas iš viršutinių formelių, sakykime, niuansų, ką būtina visą laiką padaryti, tarkim, įsivaizduokite, šitoj technikoje aš galiu dirbti vadinamoji technika be dildžiavimo, kur po to nereikia ten dildžiuoti ir taip toliau, o galima tiesiog dengti topą ant viršaus, ne? O kaip su kaitimu, nekaista klientėm, ne, tikrai nekaito. Oi, dar savo nagą įkišau į gėlį, žinoma, labai nepatogu, bet yra kaip yra. Žiūrėkit. Išnaudota daugiau negu pusę buteliuko ir tikrai nei viena iš jų nepasiskundė. Taip pat darėm ir šią spalvytę nesiskundė. Bei jau šitą bandėme, irgi nei viena nesiskundė. O čia gal tie patys geliai, kur teigia, kad labai mažai dulkių. Aš pasakyčiau, kad visi geliai turi vienodai dulkių. Ir nesvarbu, kokie jie bebūtų. Taigi, žiūrėkit, su viršutiniam formelėm visada prieš norint dengti topą, ką mes turim padaryti? Užbafinti paviršių. Visada. Įsivaizduokit, jūs padarėte idealiai ir jums, nu ten va, nu čiagi kaip ir nieko nereikėtų daryti, ne? Bet tam, kad jūsų topas atsisėstų gražiai, jūs turite jį užbafinti paviršių. Tai aš pasiėmiau Sincero bafiuką ir užsibafinsiu paviršių visą. Aišku, po viso to išsivalome dulkes ir Top No Wipas. Labas vakaras visom, kas jungiasi. Iš karto noriu pakartot, kad pati aktyviausia dalyvė, tiksliau, laimės pasirinktinai 2 spalvas gėlių nuo Sincero. Bei taip pat noriu iš karto pasakyti, kad šiuo metu šiems gėliams yra taikoma nuolaida, vieną perki, kitas yra nemokamai, bei perkant nuo 15 eurų yra taikomas nemokamas pristatymas, tokia akcija. Praeitą kartą, kai nenubafinau, nusilupo topas. Taip. Lygiai taip pat gali ne tik topas nusilupti, gali spalva nusilupti ir bet kas, viskas iš eilės, ką jūs turite. Ką bedėsite, ta prasme, nago. Todėl reikia būtinai nubafinti paviršių, dirbant su viršutiniam formom, prieš lakuojant spalvą ar bet ką. Ką? Išsidžiovinam savo pirštą, savo modelį. Lygiai taip pat topą polimerizuojame minutę laiko. Naudojau No Wipe.
Bet to, merginos, biški toks spoileris, tos, kurios įsigys visą kolekciją vienu kartu, iš karto nuo Sincero gauna dovanų šį teptuką. Galiu pasakyti, vienas iš mano dabartinių favoritų bus, nes aš labai mėgstu štai tokius plonus teptukus, ovalius. Su jais maža to, kad labai patogu daryti įtrinimą, bet tikrai ir labai lengva valdyti visus gelius. Taip. Renata, sveiki, sveiki. Ar Sincero topo blizgesys išsilaiko nuo korekcijos iki korekcijos? Nu, čia priklauso nuo to, ką daro žmogus. Žiūrėkite, jūs galite uždėti bet kokį topą, patį geriausią, kur sakys, kad ten nesibraižo ir taip toliau. Ir žmogus dirbs, tarkim, statybose, įsivaizduokime. Tu ten, kad ir betoną dėk, jisai vis tiek nusibraižys. Taip pat, merginos, iš karto dar sakau vieną lifehacką, norite, kad jūsų nagai kiek įmanoma ilgiau blizgėtų, išėmus iš lempos jokių būdų nelieskite iš karto topą, duokite jam atvėsti. Palikite bent minutį 2. Jeigu jūs paliesite, iš karto topas bus suvarytas. Sveiki, darausi pati gelinį lakavimą su Sincero, bet kažkodėl laikosi daugiausiai 2-3 dienas ir atsilupinėja. Gal galite pakomentuoti, ką blogai darau. O žinokite, Laura, čia gali būti labai daug niuansų. Pradėkime nuo nekokybiškai atlikto manikiūro, netaisyklingai parinktų priemonių, iki to galimai gal pas jūs yra jau suvaryti nagai, jūs nuvarėte visą dorsalinį sluoksnį ir jums toliau ten niekas nesilaikys. Tai čia labai individualus klausimas. Taip, norėjote pasižiūrėti, tas blizgutis, man atrodo, dabar čia kaip kažkaip šiukšlė, biškį patvarkom, pasižiūrėti, kaip jų modeliavimas einas, konsistencija, ne? Taip. Pasistatome lašą. Galiu pasakyti, modeliuoti nagus ant kliento yra 500 kartų lengviau negu taip pat ant tipso, dar ir po kamerą atstumu 5 cm duok dieve. Jeigu kas nors dabar nufilmuotų mane iš šono, tai tikrai būtų juokinga. Taip, o tiesa, kad topą geriau džiovinti 2 kartus, tai yra 120 sekundžių. Žinokite, labai daug žinau meistrų, kurie tikrai taiko šią, sakykime, taktiką. Ir aš lygiai taip pat gelius polimerizuoju irgi 120 sekundžių. Be to su šiais geliais noriu paklausti iš karto tiksliau, kiek yra čia meistrų pasijungusių, kurios žino, ką reiškia technika borteliai. Na, žiūrėkit, biškį paliksiu, kad matytumėt, kad jisai nėra iš tų visiškai tekančių. Jisai kažkiek pateka, bet ne visiškai. Bet jisai lygiai o dieve, dabar atsitraukiam, puikiai savaime išsilygina. Nu, pažiūrim, kas man čia išėjo. Čia tokiais rakursais dirbu, kad turbūt dabar žinau kodėl. Meistrams skauda nugaras. Taip, polimerizuojam minutę laiko. Žinot, tai žiūrėkite, tas, kas žino techniką borteliai, tai žinokite, su šiais geliais drąsiai galėtumėte atlikti techniką borteliais, todėl kad galima būtų greitai paimti juos atsistatyti. Nebūtų taip, kad iš karto nutekėtų į visus šonus. Bortelių dar neteko girdėti, bet esu pakankamai nauja. Tai būtų aktualu, kad papasakotumėte. Borteliai tai yra, įsivaizduokite. Turite nagą, kur pas jūs susisukęs šonas, ne? Ir kas yra bortelis? Tai aš jums greitai pavaizduosiu. Kai jūs tiesiog į tą vietą iškeliate truputį medžiagos, pasidarot, sakykime, tokį kampą, ne?
greit užpolimerizuojate tiesiog va šitą va zoną, ane? Ir tada dadedate jau medžiagą per visą nago plokštelę. Ta prasme, pasidarote biški storis. O matote, aš ištempinėjau į kvadratą ir jisai nenutekėjo ir nesusitraukė iš karto. Jisai yra iš tų tokių savaime išsilyginančių, kuris leidžia mums padirbti va tokiose va technikose, kad reikėtų atstatyti nagą lengvai ir greitai. Va, pažiūrime, kiek jam užtruks vėl grįžti į ovalo formą. Ir jisai neteka į apačią, nors galėtų tekėti. Jis tiesiog sugrįžta atgal mum į ovalą. Kokia graži spalva alyvinė, tikrai taip ir galiu pasakyti, kas dirba su priauginimais, manau, privalėtų ją turėti. Ką? Kaip atrodo ta spalva po polimerizacijos? Kuo puikiausiai ir tiesiog gelis, savaime išsilyginantis, išlyginom ir viskas ramu, gražu. Ką? Einame žiūrėti spalvytės? Ane? Bet labai gražiai lyginasi. Taip, kuo puikiausiai galit pamatyti dar su tokiais rakursiais, kaip teko lyginti, labai gražiai savaime išsilygino. Ant žmogaus rankos dirbti būtų 100 kartų patogiau. Žinau, Bartelį. Čia realiai pauza natūralus nagas sukasi. Taip, arba tarkim atėjo pas jūs klientė su nulūžusiu kampuku, jūs paėmėt greitai, atstatė tą kampuką, uždžiovinote, būtent tik tai, sakykime, tą kampuką ir tada jau atlikote ant viršaus, visą medžiagą ant viršaus. Ugnė, taip, graži labai spalvytė. Arba dadedi trūkstamus kampukus, taip. Taip, o sakykit, jūs nagą paruošėt su sincera priemonėm, jį taip, ką naudojate. Naudojame, žinoma, kaip visada, dehidratorių, klincerį 2-1, sakykime, sincero turi 2-1 tokį skystį, pas mane jisai litrinis, tai pusės litro, tai, negalvoju, kad eterė čia gražiai atrodys, bet tebūnie parodom. Štai tokį. Aš tikrai yra ir mažesnių talpų, bet tiesiog man patogiausia. Toliau įtrinimui panaudokite fleksi bazę. Įtrinimui tikrai jinai kuo puikiausiai tiks. Jeigu su ją daryti išlyginimą, tai mano patarimas su ją dirbti ant kiek kietesnių, stipresnių nagų. Būtent su šita baze. Nes ant labai popierinių silpnų, tai manau, gali duoti atšakimų. Aš ją naudoju būtent, tiksliau, kolegė ją naudoja pedikiūram, nes kuo idealiausiai laiko, o aš naudoju, sakykime, kaip mano nagam, tvirtiem. Aš žinau, kad galima daryti tai su geliais, bet nežinau, kaip vadinasi. Taip, tai vadinama technika Barteliai. Taip, pakelti laisvą kraštą galima, daug, tokių visokių niuansų galima atlikti ir su savaime išsilyginančiais. Aš kai žiūriu, ant kiek ryškios atrodo šios spalvos per kamerą, tai neduok tu Dieve. Ką? Einame žiūrėti šiuos gražuolius, ane? Nuo kurios spalvos pradedam? Ką pradžiai? Dar specialiai parašiau jums permatomus tipsus. Ką aš daryčiau su silpnais nagais? Tai pirmiausia, panaudočiau silpniem nagam apskritai aš dirbčiau su geliu. Tai yra įtrinimui dėčiau tą pačią fleksi bazę, bet ant viršaus modeliuočiau gelį ir pilnai pašalinčiau panagę. Nuo pirmos. Pirmos tai čia rožinės ar geltonas? Merginos. Mėlynos arba žalios. Nemažai gelių turiu bazių topų spalvų, tai labai patinka, tikrai taip. Šiaip galiu pasakyti, kokia mano mylimiausia sincero spalva, nes jos čianai nėra. Tai būtų 6250 Galactic spalva. Jinai, aišku, pas mane jau į pabaigą, reikės pasipildyti. Bet žiema yra pati einamiausia. Nuo vidurio, prašom, taip, vidurio, tarp 6 spalvų išrink vidurinę, tebūnie, einame nuo geltonos. Einam nuo to, ko visi meistrai nemėgsta. Dieve, kokia jinai saldi, kokia jinai skani. Toks neoniukas, tobula šita spalva. Tu čia apie
Galactic spalva 6250. Galaktikas, taip. Taip, spalvas mes prasilakuosime su jumis visas. Žiūrėkit, aš jums paėmiau specialiai permatomus tipsus, kad kiek įmanoma labiau matytumėte spalvų pigmentaciją. Ir pradėsim nuo pačios nemėgstamiausias meistrų spalvos, tai yra geltonos. Merginos, kiek iš jūsų nemėgsta geltonos spalvos? Pirmą sluoksnį, kaip visada žinot, pasidarom tokį pusiau. Mes čia nieko per daug nesistengiam, nieko per daug nelyginam, polimerizuojam. 6250, taip. Šita tikrai viena iš favoričių ir dar blizgučių komplektas nerealus. Dar ir šitas labai fainas. Turiu geltoną žalį 018, irgi labai fainos ir dingimas. Yra dar viena labai faina spalva, bet jinai pas mane baigėsi ir aš išmečiau jau buteliuką ir dabar bijau sumeluoti, kas per spalva. Bet jinai panašaus atspalvį į šį gėlį. Ar dar neradau tobulai dengiačios geltonas, gal tai bus ji. Čia bus neonas labiau negu šiaip geltona. Toliau, kol tą spalvytę pas mus džiūna, važiuokime su žalia spalva. My God. Pažiūrėkit visi. Taip, kaip man čia atsisės patogiau, kad jūs kiek įmanoma labiau matytumėt. Pigmentacija iškart galiu pasakyti labai gera, yra natūralaus nago klientui dengiant, jūs tikrai padengsite vienu sluoksniu. Taip. Ir žiūrėkite, aš braukau teptuku bilia kaip, matot. Spalva kuo puikiausiai savaime pasilygina. Specialiai aš mėgstu taip pat prasitestuoti spalvas, o jau kažkokią dulkę įvariau. Žiūrėkit, pravaliau, ane, ir jinai pati pasilygino. Taip, einam su geltona toliau. Žiūrėkit, čia buvo tiesiog vienas sluoksnis tipsas permatomas. Jinai jau ant kiek užmaskavo, aišku, neonas. Bet dauguma žinot, kad su neonais tai iš viso yra problema, kad jie nemaskuoja. Ir einame antrų sluoksnių. Taip reikia pasitikrinti, kiek kad telefonas neišsikrautų, nes aš labai protingas žmogus, atvažiavau į darbą be pakrovėjo, be dar 5 procentų, tai tikrai viskas bus fainai. Ir netgi, žiūrėkit, aš antram sluoksnį lygiai taip pat nepersistengiu, nes spalva tiesiog labai gražiai savaime išsilygino ir čia yra Max. Ačiū Sincero už šitą spalvą. Darom screenshotus, užsisakinėjom vasaro nosies. Nuoširdžiai sakau, dėl šitos spalvos jūs nepasigailėsit. Žalią mes pasidengėm vienu sluoksniu ir jokio antro sluoksnio tikrai čia nereikia. Bet galiu pasakyti, ant kameros jinai atrodo labiau neoninė, realybėje jinai tokia labiau turinti balto atspalvio truputį, sakykime, biški į pastelę nešanti, bet tokie ryški. Kad maskuoti neonas galima milki bazę po apačią dėti. Taip, bet to, ką mums naudoti pastojo į dar milki visokias bazės. Mesgi turime ne tik milki bazės, turime daug visokių skirtingų, ne? Taip. Vienu sluoksniu. Tepu baltą laką, tada jokių bėdų nebūna su neonu. Nu, žiūrėkit, darote daug savo veiksmų papildomų. O Dieve, kiek jūsų čia komentarų, jūsų aktyvumas, kad aš jau taip, bandom atsukti. Tiesiog, one love. Nepatinka man geltona daug, kam jinai nepatinka. Yra tikrai spalvų, kurias geltonas atidariau, pabandžiau tiesiai išmečiau šiukšliadėžę.
Gerai pasistengus nulakuočiau iš vieną sluoksnį. Geltono jo, šitą žinok, aš tikiu, kad galima būtų nulakuoti iš vieną sluoksnį pasistengus. Bet, nepasirodyti čia atėjau, o kaip tik parodyti realybę, žalia tobula tikrai. Nesitraukia lempoje, ne, žiūrėk. Man ką makro čia uždėti, kad gaudytų normaliai. Niekur nieko nesutraukia. Kaip ir geltona. Visa šias turiu alyvinė dabar einamiausia. Tikrai taip ir šiaip alyvinė yra viena iš tų spalvų, kuri eina visada. Netgi žiemos metu merginos lakuojas alyvinė. Man su neonais visada baisu, kad trauks lempų. Nesu girdėjusi, kokia graži. Nesu girdėjusi, kad neonai trauktų lempoje. Jeigu rimtai merginos spalvų, tai aš nelakavau prieš tai, aš lakuoju jas dabar su jumis. Ir pati stebiu, ką čia turime. Būtent šių spalvų aš nelakavau, aš jas atsidariau grinai prieš patį laivą. Gėlius jo aš jau spėjau išbandyti. Aš čia norėjau dar dadėti biškį spalvos, bet kadangi jinai taip gražiai savaime išsilygino ir čia visiškai plonų sluoksnių uždengiau, tai nėra ką pasakyti. Dar vieną į favoritų kolekciją. Taip. Kiek laiko reikia laikyti lempą? Šias spalvas. Visas spalvas, nesvarbu kokios įmonės, visada polimerizuoju 60 sekundžių. Taip, po baltą laką čia jau mačiau, kad maskuoti neonas galima milti po apačią dėti, tikrai taip. O šiaip geriau tokias ryškes dengti kuo ploniau 2 sluoksnis ar vienu storesniu. Priklauso nuo to, ant kiek, sakykime, jūs valdote lakus ir ant kiek gerai pažįstate produkciją, su kuria dirbate, nes vienos trauks iš karto, o kitas galima dengti storiau. Aktyvas nori laimėti? Tikrai taip, man dabar bus sunku apsispręsti, kas pas mus laimėtojas bus šiandien. Labai netgi bus sunku. Tada gali būti, kad mano lempa prieš mirtinę. Tikrai taip, žinokit, aš specialiai dėl šito laivo nusipirkau naują lempą, su kuria pradėjau dirbti grinai prieš 1,5–2 valandas. Nežinau, ką kalbėti apie šitas spalvas, jos tiesiog labai gražios. Šita tobula patinka mano klientam, ypač matinė, kaip padariau. O reikės pasibandyti su matinė. O gėlius jau rodėt ant tipso tuos rausvus. Kuriuos rausvus? Kai kuriuos rodėm gėlius jau ir pažaidėm netgi su viršutiniam formom. Darėmės ombre dizainą. Štai tokį. Merginos, laivas bus išsaugotas, jūs tikrai galėsite peržiūrėti, bet jeigu reikės, dar galėsiu kokį gėlį parodyti, kaip modeliuojasi. 4485 kokia. Tai va dabar lakuosim ją, pavadinimas Love You. Pažiūrim. Galvojau, bus neonas, bet čia yra ne neonas. Čia bus tokia avietinė spalvytė ir jinai bus labiau tokia vitražinė. Nebus 100% maskavimo, bet žinot, ką aš pagalvojau, kad jinai turėtų labai gražiai atrodyti dizaine. Tarkim, bilekai prasilakavom pirmą sluoksnį, ne? Dabar su jumis vietoj kursime dizainą. Man patinka prisigalvoti nesąmonių. Tai ir pakurkime dizainą iš karto ant spalvos. Ant šlapios spalvos užsidedu truputį blizgučių. Polimerizuoju minutę laiko. 4485 dėja nėra neonas, bet su ją galima daryti dizainus. Gėliukai raudoni labai gražus, jie nėra raudoni, aš nežinau, kodėl kamera ant tiek perduoda, bet vėliau specialiai padarysiu visus ant tipsų ir nufilmuosiu, sincero tikrai juos įkels, bet žinokit, tai nėra raudonas gėlis, bet spalva daug gražesnė, negu per kamerą persiduoda.
tuos gelius iš kairės. Šituos raudonus. Žiūrėkit, pabandysiu truputį gal pastatyti, gal jums pavadinimai matysis. Aha, nepastatysiu, nes man tada jie išsipils. Jei parodysiu tada grinai, kadangi jums taip įdomu kažkas iš tų gėlių, tai parodysiu. Taip, darykime antrą dizainą. Neplanuotas. Žiūrėkit, vitražinis lakas, ne? Padengiam pirmą sluoksnį, pasidengiam antrą sluoksnį. Lygiai taip pat tiesiai į laką galite dadėti vėl blizgučių ant viršaus. Žiūrėkit, jums šiandien dizainų pamoka. Dabar spėju, jeigu kas nors iš mano klientų žiūri šitą laivą, galvoja, taip, tu jos neįkalbėsi ant dizaino. O čia jinai jau dizainus tik tai taip lipdo. Ir pas mus išeis įlietas dizainas su spalva. Iš karto. Taip, uždėjus dar tolo pamilkį, tikrai atrodytų nerealiai. Arba uždėjus matinį topą ir apvedžiojus baltą spalvą. Taip, šitas lakas kaip vitražinis. Todėl ir sugalvojau čia iškart pažaisti su dizainu. Gerai, pas mus dar liko 2 spalvytės. Ir tada dar greitai pabandysime su jumis. Eikime prie šios. Nu, kamera, draugauk su manim šiandien. Jinai nenori. 0,18. Jinai su blizgučiu, žinokit, man atrodo, man reikės dėti makro kamerą, kad jums perduoti blizgutį šitos spalvos. Mėlyna kaip domina. Mane, žinokit, irgi domina ir aš dabar bandau, žinokit, pirmą kartą live metu bandau dėti makro, kad jums perduoti blizgutį. Merginos, parašykite, ar matosi blizgutis. Nes žinau, kad be makro tikrai jūs jo nepamatysite. Matot, kokia spalva graži? Matosi, tai va. Žiūrėkit, tobula. Nu, ant makro man tikrai nulakuoti nepavyks, nes makro reikia laikyti tokių atstumų, kad aš nulakuosiu savo makro, bet bent minimaliai pabandysiu kažkaip. Nes dabar mano tipsas yra grinai kokio 2-3 cm atstumu nuo telefono ir aš visiškai nematau, ką aš lakuoju. Kad suprastumėt. Bet tiesiog noriu kiek įmanoma jums labiau perduoti va tą blizgutį. Nes visiškai švelnus, toksai žydras. Spalva tai tobula. Taip. Nes ant kameros taip tikrai nepersiduoda. Tiesiog. Nu, dabar galiu palakuoti jau geriau. Ir žiūrėkit, aš tikrai netaupau spalvos, nes aš noriu patikrinti, ant kiek jos pradžiūna. Ar jos pradžiūs man storesniam sluoksnį, ar jos nesitrauks. Nes lygiai taip pat kaip ir jūs, aš dar jų nelakavau ir nebandžiau. Žmogus, kuris nusipirko naują lempą ir jisai iš karto ją suvarė, tai esu aš. Nes ką tik įdėjau į tipsą į lempą apverstai. Aš sveikinu pati save. Taip, nuėmam dugną. Čia 0,18, taip.
Taip, čia buvo 0,18 spalvytė, labai graži. Šita labai graži, tikrai. Taip, gaila, neturime čianai matinio topo, nes aš esu tikrai matiniam topė, šis efektas būtų tobulas. Bet pasidengsime paprastu topu. Taip, man čia biškį šviesos trūksta, sakyčiau, kad perduoti efektą. Matote, čia įlietas jūsų ta folija. Tiesiog tiesiai ant lako pasidarėm dizainą. Iš vis labai fainas, aš turiu visas spalvas, kur šviesoje spindin. Labai mano merginos jų nori ir žėri labai gražiai nešiojasi. Taip, žėručių spalvos iš viso yra tobulas. Žiūrėkit, kol kas šiai dienai visas spalvas, šiai minutį tiksliau lakavau vienu sluoksniu išskyrus mūsų vitražiuką. Vitražiuką mes jau dengiam 2 sluoksniais, bet mes dar jame susikūrėm savo ir dizainą viduje. Ir pas mus liko paskutinė spalva. Dieve, kokia graži. Nu, čia aš jau mintise žinau, kas iš mano klienčių kokią spalvą lakuosis, nes jos mėgėjos naujų spalvų. Tai aš jau žinau, kas lakuosis, esu tikra, kad šita spalva dengsis vienu sluoksniu. Aplamai visos Sincero spalvos gražios. Taip, tikrai. Faina irgi. Galina, aš iš karto atsiminiau mūsų visas tas, kur man ta tokia, kur biški ryškesnė negu šaltibarščių spalva. Tai čia vat iš tos serijos, kur biški ryškesnė negu šaltibarščių. Irgi pasidengiau vienu sluoksniu, kuo puikiausiai, kuo ramiausiai. Ir žinot, ką aš norėjau pasitikrinti? Ašgi ant tipso, kur mes darėm išlyginimą, ane? Gelio. Nenuvaliau lipnumo. Tai va dabar yra įdomu, ar jam reikia dėti topą, ar visgi čia būtų iš tų gelių, kur galima tiesiog nuvalyti lipnumą ir dėti topą. Tai visgi jam reikėtų uždėti topą, nes nusivalė blizgesys. Taip, merginos, šitie, kuris, šitas ar šitas, pirmas ar antras, prabalsuokite, ką darom. O ten dešinėje alyvinis gelis, taip. Bus išsaugotas laivas mergaitės ir būtent vat šitą levandos spalvytę mes live metu su jumis dengiamės ant tipso. Pirmas, antras. Na. Beje, kaip gelių lipnumas, labai didelį lipnumą palieka, tikrai palieka, aš net pirštinę užsidėjau, nes jie tikrai yra lipnus. Pirmas, antras, pirmas. Įnirtinga kova, gerai. Taip, yra geliai, kur po polimerizacijos tiesiog nuvalius lipnumą, jiem nebereikia topo. Antras, tebūnie laimėjo antras. Jūs čia jo labai norėjote. Aš jum ir duodu. Merginos, primenu, perkant visą seriją geliukų iš karto, jūs gaunate dovanų teptuką štai šį, bei siuntimas nuo 15 eurų, užsisakius už 15 eurų, yra nemokamas. Taip pat šiuo metu vyksta akcija, vieną gelį perki, būtent šios kolekcijos Color, kitą gauni nemokamai. Tai vat galit iš karto užsisakyti pabandymui, vieną perki, kitas nemokamai, arba pasiimti visą kolekciją. Žiūrėkit, gelį modeliuoju bilia kaip specialiai, kad po to pažais su išlyginimu, parodyti jum, kad galima kuo puikiausiai, kuo lengviausiai jį išlyginti.
Ir žiūrėkit, aš tempiu gėlį visą laiką specialiai į viršų. Aš jo nenutempinėju į apačią. O tiesiog noriu parodyti jum, kad su juo galima būtų ir tikrai į apačią augančius nagučius atstatyti. Kad aš matyčiau, ką aš darau, būtų dar geriau, bet tebūnie. Arba abu pabūsim ilgiau. Aš bijau, kad tas ilgiau mano telefonas neatlaikys. Kad gali išsikrauti, man dar reikia jum išsaugoti laivą. Nes jeigu neišsaugosiu, bus labai liūdna. Taip. Pabandysiu aš jums po to parodyti šitą gėlį iš arčiau per makro. Gal pavyks spalvas parodyti per makro. Žiūrėkit, kuo puikiausiai savaime išsilyginu, apverčiau vieną kartą praburau kai teptuku ir ramu. Susirenkam spalvas, ką mes šiandien su jumis turėjom. Oliop. Bet žinokit, su tais geliais, kad nereikia topo, irgi yra savi niuansai, reikia žinoti. Kokia švelni spalvytė, tikrai taip. Aha, žymiai švelnesnė spalvytė jau ant tipso, taip, tikrai jos yra žymiai švelnesnė, žinokite. Todėl ir sakau, kad buteliukė jos atrodo tokios ryškios, o iš tiesų jos toli gražu nėra tokios ryškios. Šitą spalvytę būtent tom klientėms, kurios nenori nude, bet nori kažko švelnaus, taip. Pritariu. O kokia kaip spalvų kolekcija vadinasi, gal žinote? Spalvų kolekcija Color. Užeisite istorius ir pamatysite, kad kaip tik būtent apie akcijas yra parašyta, įkelta ir bus viskas yra aprašyme. Jo, šiandien mačiau dėtą naujieną lyg rašė, bet man nesaugiai atrodo be topo. Čia yra savi niuansai. Žiūrėkite, jau atrodo ne taip ryškiai, kaip buvo, bet pabandom pažiūrėti makro. Gal makro mum perduos spalvą. Ne, makro irgi ryškiai ją rodo. Ganėtinai. Gal patrauksiu vieną lempą, gal su viena ne taip ryškiai švies. Nu, matot, jinai nėra tokia visiškai ryški spalva. Buteliukė atrodo kaip raudono, o čia tokia, nu nežinau kaip paaiškinti. Netgi graži spalva. Graži. Kaip koralinė ar švelnė avietė. Aš netgi pasakyčiau, jinai miksas tarp to ir to. Tarp koralo ir tarp avietės. Bet į koralą man gal biški labiau neštų va šitą strawberry pink spalvytę. Gal biški labiau jinai eitų negu ši. Merginos, jūs man dabar sulaužėte galvą savo aktyvumu, nes aš neįsivaizduoju, kas iš jūsų buvo aktyviausia. Jūsų buvo labai daug, čia yra spalvytės, kurios mes lakavom. Ai, pamiršau, dar mūsų spalva vitražas, kurioje mes iš karto susikūrėm dizainą viduje, ne? Ai, sumelavau, mesgi geltoną nusilakavom 2 sluoksniais, bet netgi po pirmo jinai pas mus atrodė labai gražiai. Matos ryškiai? Nereikia antros lempos, kad spalvas geriau parodyti. Sėkmės renkantis, tikrai taip. Jau sulaužėt man čia tikrai galvą jūsų savo aktyvumu, nes buvot labai aktyvę šiandien. Taip, žiūrėkit, nu jūs labai norėjote jos, ne? Mes dar su jumis turim truputuką laiką, tebūnie. Padarom ją ir. O davai mes ją padarom, nu šiandien labai draugiškai, labai man kažkodėl šiandien užėjo daryti dizainus. Tai mes padarysime su jumis dar vieną ombre dizainą. Nes, kaip supratau, yra merginų, kurios pas mus atėjo pavėlavusios ir nepamatė, kaip mes darėme ombre dizainą. Tai mes jį pakartosime dabar.
Norit pamatyti dar kartą, kaip daryti viršutinėse formose ombre dizainą? Šį kartą panaudosim būtent Strawberry Pink spalvytę. Truputuką pasiemam gelio, bet ne per daugiausiai. Mums jo per daug nereikės. Iš karto pasidarome savo formoje. Oi, kitą gelį jau imu. Rodyk, rodyk. Norim, aišku, norim. Gerai. Pasiemam, savo pasidarome šlapias grindis viršutinėje formoje. Per visą ilgį, kokį mes planuojamės. O matot, jinai tikrai yra iš tų tokių ne 100% maskavimo spalvų gelis, bet netgi ir su 100% maskavimu, jūs matot, galime daryti tuos dizainus. Toliau pasirašėm savo tipsą, pasiemam blizgučius, kokius man čia įmaišyti. O na, pabandom juodą. Nesu bandžius juodos, tebūnie bus šiandien juoda auksas. Nežinau, kas išeis. Kūrybiniai procesai vyksta eterio metu tiesiai su jumis. Žiūrėsim, kas gausis. Tikėkimės, gausis gražu. Jeigu ne, neteiskit, akmenim neužmėtykit. Čia Fine Sincera gelių, tai smagu, kad dar parodysit. Tikrai parodysim, negaila. Taip. Pasiemam tą, ką užsimaišėm ir tempiame savo viršutiniai formeliai, atsižvelgiant į visas architektūros taisyklės, kad mūsų visos šoninės paralelės, viskas būtų perdengta, kad būtų tinkamos storis. Apie tai dabar čia neaiškinsiu, nes čia visas būtų kursas gelio su viršutiniam formelėm, bet tiesiog parodau, kad tai yra įmanoma ir tai daroma. Viršutinėse formelėse ne tik su poligeliais, bet mes galime tokius įvairius įlietus dizainus daryti ir su geliais. Gerai išsivalom teptuką nuo savo blizgučių. Žiūrėkit, iš vienos pusės jau taip atrodo. Įdomiai. Pasiemam gelio tiek, kiek mums reikia. Įsivaizduokit, man po to šitą tipsą reikėtų dėti žmogų ant rankose, ne? Tai pasiemu tiek, kiek man reikia dapildyti pilnai architektūrai, kad pasidaryti gražų atspaudimą žmogui. Žiūrėkit, mes dar neišmaišėm, o pas mus jau toksai vaizdas. Apsiverčiam. Ane? Ir patampame truputį gelį, sumaišom taip, sakykim. Jau pas mus išsiskirstė ir jau žymiai geriau atrodo. Jeigu dar matom kažkur, kad reikia, dar tenai truputį pamaišome. Nu ir ką, ir polimerizuojame. Nu ir prie to paties pasižiūrėsime ir šio gelio kietumą. Taip pat galim patys tikrinti, aš jau prieš tai pasibandžiau. Kietumas mūsų būtent levandinio geliuko. Čia prieš laivą. Galvojau, kurį dizainą rodyti, auksą ar levandas. Bet man laimėjo auksas. Mūsų prieš tai darytas dizainas. Nors ir tas tikrai gerai žiūrisi. Taip, dabar mačiau, jūs ten aktyviai komentavot, aš einu pažiūrėti, ką jūs komentavot. Kaip tik rytoj laukia priauginimas su viršutiniam formom, pats tas įdėjom. Nu va. Taip. Gal rekomenduotumėt, kokius tipsus naudojat viršutinių formelių? Aš turiu, kad jums nesumeluot, gal kas 15 skirtingų viršutinių formelių, todėl kad ne tipsuose esmė, o esmė yra linkyje bei norimoje formoje. Čia yra labai daug niuansų ir tikrai neužtenka turėti tiesiog kvadratą migdolą, reikia turėti ir linkius ir panašiai.
Kas blizga, tas gražu, bet kokiu atveju. Šitas geras. Kažkas gausis bet kokiu atveju, tikrai taip. Tikrai gausis ir tikiu, kad bus gražu. Aš su geliais padukus darausi virštiniam formom, tai labiau patinka nei poligelių. Tikrai taip. Norėjau šiaip ir su padukais parodyti, bet čia reikėtų aiškinti, kaip įklijuoti tuos padukus ir taip toliau. Todėl tiesiog pasidarėm su jumis ombre dizainiukus. Tu išimsim tą dar iš virštinės. Nelabai tema, bet gal turi tipsų, kaip ilgiau teptukus išlaikyti sveikus, nes man pakankamai greit išsišakoja. Pirmiausia, gerai kokybiškai išvalyti visą seną medžiagą, jūs turite, kaip kiti sako, valykite į topus, bazės, gelius ar dar kažkur. Pasakysiu taip, ne velnio, aš valau į klincerį, gerai sušlapinu lapuką, labai gerai kruopščiai viską išvalau ir mano teptukai man tarnauja, nežinau, po 2, 3, 4 metus, aš turiu turbūt teptukų, kuriem jau yra kokie 5-6 metai. Jeigu aš matau, kad man galiukai pradeda suktis ar panašiai, aš juos tiesiog įmerkiu į verdantį vandenį. Mano Instagrame yra video, kaip reanimuoti, atstatyti teptuką. Tai galite užeiti ir pasižiūrėti, nes būtent tikrai dažnai sulaukiu tokių klausimų, kaip juos atstatyti, tai yra net atskiras video, kaip reanimuoti teptuką. Va, parašė, kad pas mane yra video. Su celiuliozės lapeliu padarbu nuvalykit ir suglostykit jo pozicijas. Man tiesiog celiuliozės lapukas netinka, aš visada valau klinceriu. Karštas vanduo, taip. Levandinis nerealus, taip. Ką? Išėmam iš virštinės formos, ką mes šiandien gavom. Užfokusuok. Buvo geras. Jis nebenori fokusuoti, pasidavė, sako, per daug man šiandien tavo nagų. Būk gerai atsikabink su savo nagais. Šitas gelis, žinokite, aš pasakyčiau, kad jis būtų kokio 8% maskavimo, nes ombre dizainus jūs lengvai jame padarysite ir matote, kad jame daug labiau persišviečia mūsų blizgučiai, negu tarkim 100% maskavimo gelyje. 100% maskavimo gelyje mažiau persišviečia blizgutis negu šiame. Bet pažiūrėkim jo kietumą. Jis kietas. Taigi, drąsiai darykite su virštiniam formom ar su šablonais, kaip jums patogu, priauginimus. Tikrai šie geliukai fainai jums tarnaus. Merginos turi dar klausimų. Apie gelius galim parodyti dar kartą juos visus iš arčiau. Gal spalvas dar kartą parodyti iš arčiau, kurias mes šiandien su jumis žiūrėjomės. Nes jeigu ne, tai mes jau tada po truputį bandysim rinkti laimėtoją, kas pas mus šiandien buvo aktyviausia. Čia dabar man sprogs galva, todėl kad jūs visos buvote aktyvios ir labai pasakyčiau net. Taip, kaip man čia jums pašvietimą duot labiau, kad geriau viską matytumėt. Levandinis nerealus, levandinį privaloma turėti, iškart sakau. Taip, teptukai turi gulėti. Levanda taip 100% maskavimo, kaip ir Creamy Rose irgi būtų 100% maskavimo, bei šis irgi 100% maskavimo. Čia yra persikiuko spalva, būtent šių metų spalva, kur, tiksliau netgi visas šis pavasaris, kur visi tik tai ir skelbia, kokios gražios spalvos, kokios gražios ir kokios jos yra privalomos. Tai būtent ši spalva būtų iš tų. Žiūrėkit. O jei būtų po šiltų vandeniu šis gelis išliktų toks pat stiprus, žinokite, aš sakyčiau, bet kokia medžiaga ilgai veikiama karščio gali kažkiek, sakykime, suminkštėti. Nežinau, ar žinote apie tokius laifhakus, kaip tarkim,
modeliavimo meistrai, specialistai naudoja, tai tarkim priaugina nagus ir, sakykime, nespėjo laiku su žnyplutėm paspausti arkos. Ką jie daro? Jie išsitraukia žiebtuvėlį, jie pakaitina gelį, kad jis įkaistų ir tada spaudžia arką. Tai pasiekite tiek mane, tiek Trio Aesthetic ir rasite daug tipsų. Jei užuodėt ant teptuko jo nesuglošusius tą plasmasiuką ir jis gal šerelius išskečia, tikrai taip, teptuką visada taip pilnai suglostom ir dedame kamštuką gražiai ir atsargiai, o ne ten kažkaip, kad užsilenktų šereliai. Taip, tada jūs juos ir suvarot. Ir taip, teptukai visada turi būti uždengti. Su virštiniam formelėm dar nebandžiau, bet knieti išbandyti. Rekomenduoju. Aš su virštiniam pradėjau dirbti su poligeliais, bet visi mano poligeliai kažkur liko tenai prieš 4 metus. Aš su virštiniam dirbu tik su geliais. Ačiū apie karštą vandenį, pirmą kartą girdžiu. Taip, į verdantį vandenį. Įmerkit ir kuo puikiausiai išsilygina. Bus bandom su karštą vandeniu vadinasi. Teptukams virš 3 metų, nors jie išeina. Taip, išeina teptukai vieni, sakykime, visiems įperkamiausių. Ok, merginos, mes su jumis aptarėme naujas spalvas. Šias. Apžiūrėjom visus gelius, pažiūrėjom dizainus. Smagu, kad Sincero atsiranda spalvotų gelių. Smagu apskritai, kad įmonė plečia, tobulėja ir ne tik leidžia gelius, bazės, spalvas, topus ir taip toliau, bet kad taip auga ir bando kiek įmanoma greičiau prisitaikyti prie mūsų sferos, kuri plečiasi su kiekviena diena, kad neatsilieka nuo visų šitų madų. Visos mūsų spalvytės. Vitražinė. Man dabar taip norisi dar paimti balto lako, čia apvedžioti tą, dabaigti dizainą. Kokios talpo šių spalvotų? Aš sakyčiau 15 ml, žiūrėkit, ir nesuklydau, 15. Taigi tikrai galima nusipirkti visus 6 vienu kartu, gauti dovanų teptuką. Aišku, šita akcija galioja, bijau sumeluoti, perkant visus 6, akcija galioja, nežinau, nepasakė. Bet akcija 1+1 galioja iki rytojaus vakaro. Tai yra, jūs galite nusipirkti vieną, tarkim, ir kitą gauti dovanų. Lygiai taip pat perkant už 15 eurų ir daugiau pristatymas jums bus nemokamai. Tad nemiegokit. Šių spalvotų talpą atsakiau, buvo įdomu, labai fainai, ačiū jum. Tikrai nerealios spalvas. Man irgi smagiau su virštiniam formelėm dirbti su geliu. Tikrai taip, nors dauguma labai bijo dirbti su virštiniam formelėm su geliais. Rožinis gelis pilnai maskuojantis. Dabar klausimas, kuris rožinis? Vat šitas turėjote omeny, Creamy Rose, jeigu jisai, tai taip, jisai pilnai maskuojantis. Mano stalčius baigia užkariauti Sincero, kaip tik naujas live, taip ir užsakymas. Žinokite, čia yra liga ir dėja, bet jinai nepagydoma. Ačiū už apžvalgą, už tipsus ir žiauri smagų laiką ir idėjas. Visada prašom. Smagu, kad ir instruktoriai nebijo parodyti tokius kaip Sincero, tada tikrai nebaisu pirkti. O kodėl turėtų būti baisu pirkti? Žiūrėkite, turite omeny gal, kad parsiduoda ir ne tik profesionaliuose parduotuvėse. Nueikite į tą patį Eurokosą ir jūs tenai rasite ir lygiai kitų produkcijų įmonių, kur irgi parsiduoda paprastose parduotuvėse, ne tik profesionalam pritaikytam. Tai kad pasakysiu kitaip dar, jeigu įmonė neturėtų, sakykime, europinių sertifikatų ir taip toliau, žiūrėkit, netgi ant dėžutės parašyta Made in EU, jos tikrai niekas negalėtų prekiauti ir vadinasi, jinai būtų kenkianti produkcija. Taip, įkalbėjot, pirksim, ačiū už informatyvų live ir gerą laiką. Prašau. Taip, važiuojam toliau. Dabar, merginos, daskaitau komentarus ir po to aš tiesiog, kadangi jūsų labai daug ir aš nežinau, kurią čia apdovanoti, aš tiesiog scrollinsiu per komentarus, kur sustos komentaras, ta ir bus laimėtoja. Taip, ir jie labai geri, o kiek meistrų nurašo, nes Elė net Maxi
Nu, žinokite, Maksimoje galima nusipirkti tyla produkciją, kuri yra tikrai profesionali ir konferencijose, parodose čia yra plaukų produkcija, turiu omenyje, ar tą patį, Dieve, ten daug ką galima nusipirkti, Olapleksą galite nusipirkti. Nu, man ši produkcija vienas iš favoritų. Ir be to labai gerai, kad jinai parsiduoda Maksimui, nes aš žmogus, kuris dirbo iki 9 vakarų, kai man baigėsi koks nors stopas ar dar kažkas ir man reikia skubiai. Žinokite, pas mane klausimų nekyla, ką man reikia nusipirkti. Ir visada būna kaiminė Maksima ir perkame Sincero, o ypač dažnai man būna taip su topais. Labiau klientėm baisu, nes Maksima... Paaiškinkit klientėm kitaip tokius dalykus, kad tai yra sertifikuota profesionali kosmetika, kuri nebūtų parduodama, jeigu jinai būtų nesaugi. Ir viskas. Man labai patinka Sincero geliai ir lakai, ypač su blizgučiais. Daug metų atgal pamenu Sincero prekiavo Maximum. Pas mane 9% spalvų Sincero. Nu va, pas mane dabar bijau sumeluoti, nu gal kokios 20 Sincero spalvų, dabar jų dar daugiau. Ačiū, Sincero spalvos labai fainai lakuosi. Daug kas labai nuvertina šią produkciją. Tikrai pritariu. Ypač šiandien pasipildžius dar kolekcijai, o ypač kas norite nerealaus neono geltono, kuris nesitraukia, puikiai savaime išsilygina, jam nereikia jokios milki bazės, balto lako ar dar kažko. Prašau, Neon Light, screenshotą darom, užsisakom. Bei tą spalvytę su blizgučiu. 0,18 buvo. Screenshotas privalo turėti, prisiekiu. Taip, čia labiau klienčių nusiteikimas, o ne meistrų. Taip būna dėl paprastų parduotuvių, tiesiog tokia nuomonė susidariusi viešumojim. Nu, čia yra žmonių problema. Gerai, viskas. Čia stabdom su komentarais ir aš tiesiog scrollinu ir kur sustos, tas ir laimės. Perskaitysiu niką, scrollinam. Marta.ens. Sveikinu, parašykit Sincero, jūs laimėjote 2 pasirinktinai geliukus. O visom dar kartą primenu, merginos, kad perkant visus 6 šiuos geliukus, jūs dovanų gausite štai šį ovalų Sincero teptuką, kuris tikrai kuo puikiausiai šiandien man tarnavo tiek dirbant su virštiniam formom, tiek atliekant išlyginimus ant tipsų, modeliuojant gelį. Be to, jeigu nenorit pirkti visos kolekcijos, galite pasinaudoti akciją 1+1. Ši akcija galioja iki rytojaus vakaro, perkant vieną geliuką, antras nemokamai, bei yra akcija pristatymui, perkant nuo 15 eurų iki 26 dienos vakaro, pristatymas jums bus nemokamai. Taigi, ačiū visom, kas buvote, maksimaliai daug komentarų, ačiū visom, viso geriausio.